Gerai, tai tęsim seminarą apie karštą vandentiekį. Ir terminis balansavimas, dezinfekcija ir temperatūros registravimas. Viešbučiai, mokyklos, svečių namai, daugiabučiai, sporto klubai, baseinai. Kaip veikia karšto vandentiekio sistema? Studentų klausiu, kam reikalingas cirkuliatinis siurblys. Tai ten visokių galiu prigalvoti iš tikrųjų. Slėgio pakelimui, debito padidinimui, iš tikrųjų nieko panašaus. Cirkuliacinis siurblys reikalingas cirkuliacinių stovų temperatūros palaikymui. Jeigu nėra termobalansinių, tai kažkur tai pradžia gauna greičiau cirkuliacinį, kažkur gauna toliau. Cirkuliacinis ir tiekiamo karšto vandentiekio stovai, jie skirtingai turėtų būti skaičiuojami. Tiekiamą skaičiuojam pagal prietaisų skaičių ir pagal nevelaikiškumą, tai ten yra formulė, kiek yra vartotojų, kokie debitai ir tada daugini iš koeficientų ir tada parenki vamzdyną. Cirkuliacinis, kaip renka projektuotojai cirkuliacinį, tai vienu žingsniu mažesnis negu tiekiamas, tai yra visiškai neteisingai, 2 žingsniai mažesnis negu tiekiamas irgi visiškai neteisingai. Cirkuliacinį turėtų rinkti pagal šilumos nuostolius nuo vamzdyno. Ir jeigu rinktum teisingai, tai pamatytum, kad diametras visiškai kitoks. Tipinė karšto vandentiekio sistema, kai niekas nevartoja, tai tiesiog čia plono vamzdžio ateina, sušyla per šilumokaitį, per talpą, kaip čia parodyta, ir cirkuliuoja stovais. Kai mes atsukam čiaupą, tada šaltas vanduo ateina į talpą ir sušyla per šilumokaitį ir pasiduoda per prietaisus. Legionelės Lietuvoje, legionelės legioneliozė. Galite ir patys rasti straipsnį, aš čia tiesiog sena prezentacija, bandžiau surasti informacijos, nes nieks netikėdavo, sakytų, šnekė apie legioneliozę, apie legionelas, nieko panašaus. Pilnas internetas iš tikrųjų. Rugsėjį rasta Baltupių mikrorajone, Didlaukio daugiabučių, gyventojai susirgo, čia po to lapkritį pastebėta ten ir ten. Apie legionelas yra pilna, man atrodo, Delfis netgi turėdavo atskirą skiltį apie legioneliozę. Legionelas daugiabučiuose Vilniuje buvo kažkada higienos inspekcija dariusi profilaktinį tyrimą, tai vos ne kas antram daugiabutyje rado legionelą. Šilumos tinklų šilumos vartojimo įrenginių priežiūros eksploatavimo taisyklės, ką sako, kad karšto vandens sistemų cirkuliaciniuose stovuose turi būti įrengta terminio balansavimo ir įranga optimaliai temperatūrai palaikyti. Šnekam šiandien apie terminį balansavimą. Cirkuliacinio vandentiekio balansavimas. Tipinė daugiabučių problema nesubalansuota, reiškia, sistema karšto vandentiekio. Kaip sakiau, pirmas arčiausiai cirkuliacinis siurblys gerai pracirkuliuoja pirmą stovą, čia turim 53, tolimiausiai turi 35. Ką sako šitas gyventojas? Sako, karšto vandentiekio sistema yra bloga, ilgai reikia laukti karšto vandens. Ir kadangi karšto vandens skaitiklis nematuoja temperatūros, o karšto vandens skaitiklis matuoja tik tais debitą, tai reiškia tas gyventojas, kuris negauna karšto vandens, turi ilgai laikyti savo čiaupą atsukęs, tada prisuka karšto vandens ir moka kaip už gerą. Gauna šaltą, drungną 35 ir moka kaip už normalų 53. Šitas prisuka kubą, šitas prisuka 2 per mėnesį. Ir tada tas nepatenkintas, nes moka tą pačią kubų kainą ir tam gaunasi 2 brangiau. Tada gyventojai prisigalvoja visokių dalykų, iš vis nenaudoja karšto vandens, boilerį pasistato, eina kryžiaus kelius, kad atsisakyti karšto vandens, žodžiu, visokių dalykų pridaro. Ir kuo daugiau tokių daro, tuo labiau griauna karšto vandentiekio sistemą ir tada kitiems darosi nuo to blogiau. Tai nereikėtų taip daryti, tiesiog reiktų subalansuoti, sustatyti termobalansinius, kad jie pagal temperatūrą, priboja temperatūrą ir taip suvienodina visiems vartotojams karšto vandens temperatūrą. Taisyklės, sako, iš mazgo turi išeiti 55-60 berods termofikatas, karščio, reiškia, šaltas vanduo, o iš čiaupo turi bėgti 50-55, nedaugiau 55, nemažiau 50, kažkur tokios rekomendacijos. Į šiluminį mazgą turėtų grįžti iš cirkuliacinio 45. Tai va, taip kažkaip turėtų būti. Jeigu taip palaikysim, tai tada viskas veiks, funkcionuos tvarkingai. Šitas pavyzdys. O turim tokį variantą. 35 paskutinis čiaupas. Nežinau, viešbutis, ligoninė, kažkas. Mes visi, įsivaizduokite, esame eksploatuotojai, prižiūrėtojai. Skambina mums dabar užsakovas, pagal sutartį prižiūrim jų namą. Sako, iš čiaupo bėga 35, reikia ten pusę valandos laukti, kol atbėga karštesnis. Padarykit ką nors. Ką mes darysim? Ką realiai daro eksploatuotojai? Kelia temperatūrą. Buvo teisingai. Kelia temperatūrą. Tai vietoj 55 čia paduos jie 65, čia tada turės vietoj 35 45.
Išsprendė problemą? Išsprendė. Ar užsakovai dar įdomu, čia balansiniai kažkokie? Neįdomu. Jam bėga 45. Bet kas tuo metu vyksta karšto vandentiekio sistemoje, kai mes paduodam 65 iš čia? Nu, nekalbu, kad jau pirmas čia gauna 65, ne? Nu, tai gali nusišutinti rankas. Bet kas su sistema darosi? Kalkėja. Staigiai, intensyviai pakyla kalkių išsiskyrimas vamzdynė, nes kalkės ir prie +10 jos iškrenta, nes stiklainis ten būna nuo šalto vandens, ten prilimpa tų kalkių, bet nuo 65 intensyviai. Ir tada kalkės vamzdynuose klijuojasi ir kažkada užsiklijuoja. Čia vamzdžiai iš kuo plonesnis, tai to greičiau jis užsikemša ir finale gaunasi išvis dingsta karštas vanduo. Tada vėl skambina, nu, padarykit ką nors. Jau daryk, nebedarės, viskas. Akmuo vamzdžiuose, tų akmenų chemiją neišvalysi, nes vis tiek yra vartojimas, vis tiek yra vartotojai, tai aš turiu eiti kiekvieną čiaupą užaklinti, jeigu čia nori kažką su chemija, bet vėlgi čia pavargsi, kol ten tuos kalkės iškrapštysi, tai praktiškai yra vienintelis būdas šalinti senus vamzdynus ir per naują nutiesti vandentiekio sistemą. Kritinis dalykas yra ir laikyti tuose ribose. Jeigu jau sako taisyklės iki 60 laipsnių, tai ir laikykime iki 60. Terminis balansavimas. Tiekimas yra iš čia, šitos pusės ir pažiūrėkime vamzdžiai kokio diametro. Magistralinis ateina 80, ir po to 80, 65 mažėja iki 32, po to grįžta 125 ir po to didėja iki 32. Tai va, jeigu tie, kur neskaičiuoja, 80 tiekiamas cirkuliacinis bus 65, ne 50, nors realiai užtenka 32. Taip, nes cirkuliacinis yra tik tai šilumos nuostolių padengimui, kad išlaikyt karšto vandentiekio norimą temperatūrą. Stovas 25, grįžtamas 20, tiekiamas 32, grįžtamas 20. Nu, matyt, todėl gal čia ir 15 užtektų, bet dėl kalkėjimo gal vis tiek į priekį 20. Tai va, 20 šiaip dažnai visą laiką užtenka. Esu matęs cirkuliacinių, va čia karštas vandentiekis paduodamas 50, grįžtamas cirkuliacinis 40. Ir skundžiasi visi, labai reikia daug už cirkuliaciją mokėti, labai brangi cirkuliacija. Nu tai kur nebus brangi, 40 vamzdis plikas neizoliuotas, eina per visus aukštus, tai kiek šilumos nuostolių ten šilo laiptinės nuo to karšto vandens. Kas gaunasi tokiuose daugiabučiuose? Tokiuose daugiabučiuose, jeigu dar čia gyvatukai, kas dabar yra neleistina, sudėti gyvatukai. Gyvatukas, man atrodo, 160 kWh, daugiau negali už jį paprašyti pinigų nuo gyventojų, tokia norma numatyta. Ir tarkim, būna labai keista, kai vasaros metu, karštas vanduo kainuoja tiek, kiek kainuoja, gal kažkas būna išvažiavę, ten mažai naudoja, ten, taupo žmonės, tai karštą vandenį tvarkoja, bet gyvatukai vis tiek šildo. Ir jeigu ten netvarkinga sistema, kažkur rūsiai šyla, ten tie stovai kažkur neapšiltinti. Ir gaunasi, susikaupia to karšto vandens, šiluma karšto vandens ruošimui daugiau, negu kad gali paimti žmonių, arba mažai karšto vandens deklaruoja ir ta šiluma kaupiasi. Kaupiasi, jo negali paprašyti žmonių sumokėti. Ir kaupiasi ten vasaros mėnesiais. Ir tada būna paleidžia šildymą, spalio 28 paleidžia, 3 dienas pašildo, ir tada gauna visi sąskaitas. Kas čia dabar buvo, čia per nesąmonę, čia 3 dienas pašildė, o sąskaita kaip visą lapkritį. Taip, nes vasaros metu pas jūs karšto vandens sistema turi problemų, ta šiluma susikaupė per vasarą karšto vandens ruošimui ir jie visą sudėjo spalio mėnesį. Apie šitą niekas nekalba, apie šitą niekas nepasakoja, bet taip iš tikrųjų yra. Jeigu blogai subalansuota, jeigu neapšiltinti magistraliniai vamzdynai, daug šilumos nuostolių nuo karšto vandens, tiesiog yra šilumos. Skaitiklis jisai įvadinis yra vienas, jisai ir šilumą ir karštą vandenį skaito. Ir tai, kurie ateina iš šilumos tinklų. Dabar apie balansavimą. Balansavimas srauto stovose. Čia 2 balansavimo būdai. Statinis metodas. Paimam rankinį balansinį ventilį, MSVBD, DZR bronzą, galima dėti į vandentiekį. Ir turim dinaminį metodą. Tai kaip dabar balansuosim? Visi stovai vienodi, ne? Tai iš šiluminio balansavimo pas mus galvoj atrodo, kad mums reikia vienodą debitą cirkuliacinį išstatyti, ne? Nes stovai vienodi visi. Jiems vienodas debitas, bet jeigu vienodą debitą išstatysim, pažiūrėsim, kas gausis. Su dinaminiu metodu, dinaminis reiškia termobalansinis, turiu ten kapsulė vaikšto viduj ir nusistatai kažkokią temperatūrą, 45, 50 laipsnių, ne? Ir jis ten automatiškai užsidaro, atsidaro, tame stovio palaiko temperatūrą. Ir su dinaminiu gaunasi, kad tas, kuris yra arčiau šiluminio mazgo, mažiau srauto praleidžia, o tas, kuris yra tolimesnis, praleidžia daugiau srauto. Todėl gaunasi gerai, nes vienodas debitas
mums neužtikrina vienodos temperatūros karšto vandentiekio sistemai. O čia yra problema. O jeigu žiūrint į temperatūrą, tai su rankiniu balansavimu mes turėsim 51, 50, 49 ir 47 laipsnius temperatūrą. Su terminiais balansiniais, kurie palaiko skirtingus debitus, kad išlaikytų vienodą karšto vandens temperatūrą, jie taip ir palaiko vienodą karšto vandens temperatūrą. Ko mums iš tikrųjų reikia karšto vandentiekio sistemai? Ne debitas svarbu, cirkuliuojantis, o kiekvieno temperatūra. Čia greitai dar palyginimas statinis. Tai su rankiniais mes neužtikrinsim vienodos temperatūros, nes pasikeis slėgio nuostoliai dėl nuovirų kaupimosi, dėl kalkių, dėl šilumos nuostolių, dėl aplinkos temperatūros, sudėtingų hidraulinių skaičiavimų, dinaminio vandens suvartojimo. Kiek pažįstu balansuotojų, kurie bandė balansuoti karštą vandentiekį, tai visi gražiai neatsiliepė ir gražiai nešnekėjo, nes neįmanoma. Pasijungi prie balansinio, matuojam cirkuliacinį, tarkim ten 200 litrų. Tau reguliuoji, kol pareguliuoji, ten laikas praeina, slėgis, kol nusistovi. Žmogus atsuko čiaupo, rankas plaunasi kažkur tai. Jisai ima ten, kelis kartus, tarkim, 5 kartus padidėja debitas. Jisai bėga, jisai užsuka, bet vanduo iš inercijos dar į cirkuliacinį. Ir gaunasi, kad tu momentaliai 200 litrų buvo, bum, 800 litrų. Tas srovė praėjo, vėl nusistovėjo, kol režimas, kitam stovė, atsisuko, pas tave jau ne 200, pas tave jau 100, nes, tuo momentu, ir labai šokinėjo. Tai buvo balansuotojas, važiavo dienos metu, nesigavo. Važiavo savaitgalį, nesigavo. Važiavo sekmadienį 3 nakties, sako, tikrai tada jau nieks nevartos karšto vandens, sako, jau daugiau mažiau pagavau, bet, sekmadienį 3 nakties mėgoti reiktų, ne karšto vandentiekį balansuoti. Ten buvo viso labo 4 cirkuliaciniai stovai, didelis daugiabutis, bet tokie pagrindiniai. Ir 4 stovus jis sekmadienį 3 nakties balansavo. Ir vargiai gavosi. Pavyzdžiui, pas tave eina vamzdžiai kažkur tai parkingė, ne? Parkingė vasarą plus 30, parkingė žiemą minus 5, ne? Nuostoliai didėja, karšto vandens cirkuliacinė temperatūra keičiasi. Nuoviros kaupiasi, ne? Vėl sistema dinaminė, kažkur nuoviros kaupiasi, hidraulika kaupiasi, keičiasi ir vėl pas tave visi temperatūra išsivaikšto. Todėl terminis balansavimas yra vienintelis geras variantas karšto vandentiekio balansavimui. Čia yra pavyzdžiai iš objektų, kaip buvo be balansavimo, įdėjo terminį balansavimą ir tada sumažėjo karšto vandentiekio kaštai dėl to, kad yra terminis balansavimas. Čia 2 namus lygino lenkai, 2 adresai ir tiesiog 2 namai palyginti su terminiu balansavimu. Kiek jiems 6% po 4 mėnesių, energijos taupimas 6%. 13%, 14%, visai yra. Legionela. Kas ta legionela? Tai pagal vokiečių DVGV standartą 6 metų vandentiekio standartas montuotojams gal tai labai aktualu. Jeigu yra parašyta ant bronzos DVGV, reiškia galima naudoti vandentiekiui. Nes bronza, jeigu nieko neparašyta, tai reiškia jinai tinkanti šildymo sistemai, tik tais termofikatui, kuris neturi deguonies, nes būna, kai neaiški bronza naudojama vandentiekio sistemose, tai jinai tiesiog supūna, nulūžta ir užlieja. DVGV standartas, tai yra vandentiekio standartas, legionela bakterija plinta pastovėjusiame vandenyje, esant 30-34 temperatūrai, todėl cirkuliuojančio buitinio karšto vandens sistemose rekomenduojama palaikyti apie 55-60 laipsnių temperatūrą. Pateiktą pasiūlymą galima įgyvendinti tik tai naudojant cirkuliacinį ventilį su temperatūros reguliavimo funkcija. Kur randama legionela bakterijos? Randama įvairiuose vandens sistemose, pavyzdžiui, karšto vandentiekio rezervuarai, aušinimo stovai. Tai čia tie aušinimo stovai, kur Lietuvoje gal nelabai naudojama. Dideli kaminai, ten vanduo krenta ir lašeliais, reiškia, ir po to išgaruoja, atšąla, jo apačioje kondensuojasi ir naudojama aušinimui. Nuimti šilumą iš termofikato, didelių oro kondicionavimo sistemų išgarinimo kondensatoriuose bei vandentiekio sistemose. Drėkinimo sistema, pavyzdžiui, kur legionela buvo pirmą kartą surasta ir kodėl taip pavadinta. Amerikiečių legionieriai apsigyveno viešbutyje ir po kurio laiko jie visi susirgo plaučių uždegimu. Ir tada daktarams iškilo įtarimas, kaip čia vasaros metu plaučių uždegimas. Tada jie pradėjo tirti, ieškoti ir atrado legionelą. Tada taip ir pavadino, nuo tų legionierių pavadino legionelą. O problema atsirado
nes ant stogo buvo, reiškia, vėdinimo kamera su drėkinimo funkcija. Vandentiekio vamzdis ėjo ten per lauką, per stogą, ir jisai ten stovintis vanduo stovi, legionelos užkratas ateina iš aplinkos ir, reiškia, iš vandentiekio ateina. Tas šaltas vandentiekis, jeigu yra iki +10, legionela nesidaugina. O pakilus temperatūrai, matot, kiek ten 30-34, pradeda daugintis nuo 30 laipsnių ir jų ten prisiveisia. Išpurškė, nes kondicionavimas drėkinom, reiškia, išpurškėm per purkštukus ir tas lašelį, oro lašeliniu būdu į plaučius ir tada užkrečiama legioneliozė. Jeigu išgersi, aš taip suprantu, su legionelom vandens nieko nenutiks, bet jeigu įkvėpsi į plaučius tų lašelių, tai tada bus blogai. Tai sakykime, jeigu lankaisi sporto klube, ten viešbutyje, ir nesitikras, ar ten su legioneliozė viskas tvarkoj, tai į dušą geriau neiti. Plinta jos. Protrūkis įvyksta, kai žmonės įkvepia užterštą orą, pavyzdžiui, dušai, oro kondicionavimo sistema, drėkinimas, užteršta legionelų bakterijomis ir infekcija neplinta per kitus žmonės. Tai žmogui užkrėsti negali. Kokie yra būdingi legionelos simptomai? Karščiuoja pacientai, krečia drebulys, kosti, kartais skundžiasi raumenų skausmais, galvos skausmais, apetito praradimas, kuršnes ląstų rengenas dažnai rodo plaučių uždegimą. Yra labai viena, sakykime, tokia plona vieta, kur žmonės gali užsikrėsti legionelą. Tarkim, nuosavas namas, pats savo šeimininkas. Nieko nesupranti apie inžinieringą, bet matai, kad gali reguliuoti karšto vandens temperatūrą. Dujinis katilas, šilumos siurblys, gali pasireguliuoti karšto vandens temperatūrą. Čia su vienu šneku. Mes tai sako, katilą 3-6 palaikom karštą vandenį, atsisuki, maišyti nereikia, iš karto bėga drungnas, nereikia nieko. Tai termostatas maištus gal. Kaip, sakau, kiek jūs palaikot? 3-6. Tai šakės tas, sakau, tai legionelą ten turi būti. Tai susirgo įvairaus amžiaus žmonės, dažniausiai paveikia vidutinio arba vyresnio, ypatingai rūkančius, sergančius chroniškomis ligomis, žmonės, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi dėl kažkokių ligų. Kas daroma siekiant išvengti, tai du pagrindiniai metodai - cheminis ir fizinis. Cheminis tai būtų chloravimas, ozonavimas. Chloravimas, chloro į baseinus, kodėl ten privaro chloro, todėl kad bakterijas naikinti. Chloras šiltam vandenį jisai garuoja ir jie ten pastoviai turi papildyti. Neigiamas poveikis vandens kokybei ir korozijos padidėjimas. Fizinis metodas tai šiluminė dezinfekcija, ultravioletiniai spinduliai. Tai vėlgi baseinuose visur. Kas žino, inžinieriai gali patekti į baseinus, tai visą laiką po baseinais, tose spa klubuose, didžiuosiuose vandens parkuose, tai ultravioletinės lempos stovi ten, tą vandenį švitina, bakterijas naikina. Šiluminė dezinfekcija, tai temperatūros pakelimas. Šiluminė dezinfekcija vyksta, kai vanduo pakaitinamas iki dezinfekcijos temperatūros ir ši temperatūra palaikoma tam tikrą specialų dezinfekcijos laikotarpį. Neatsimenu, kiek yra pagal Lietuvos, bet pagal ENN normas yra sakoma taip, kad vieną kartą į ketvirtį turi pakelti temperatūrą iki dezinfekcinės ir palaikyti tam tikrą laiką. Jeigu buvo pas tave rasta legionelų, tada turi daryti dezinfekciją iš karto, tada po 7 dienų vėl turi padaryti dezinfekciją, tada turi padaryti tyrimą, jeigu nebėra rasta, tai tada vėl kas ketvirtį. Koks yra legionelos gydymo būdas? Eritromicinas, antibiotikas, rekomenduojamas ligonių sergančių liga gydymui, sunkiais atvejais kitas vaistas rifampicas gali būti naudojamas papildomai. Gal jau dabar kitokių yra, nežinau, čia senesnė prezentacija. Optimali temperatūra. Nežinau, kas čia velnės tikriausiai sugalvoja. 3-6 laipsniai. Žmogaus kūno temperatūra yra pati geriausia bakterijoms veisti. +-1 laipsnis. Regeneracijos laikas 6 valandos. Pasterizacija prasideda, kai temperatūra nuo 6 laipsnių. Jų koncentracija pradeda mažėti. Tai prie 46 trunka 30 valandų, prie 50 laipsnių 7. Jeigu 50 laipsnių karšto vandentiekio temperatūrą palaikai ir iš vandentiekio ten kokia bakterija įkrito, tai jinai per 7 valandas žus. Jinai nesidaugins ir jinai per 7 valandas žus ir tau nieko nenutiks. Dezinfekciją darant, kuo aukštesnė, 58-20 minučių. Bet nebūtina kelti iki tų 65-63, kur jau kalkės tau iškrenta, 58 užtenka. Tarkim, kodėl reikalingas tas periodinis terminis dezinfekavimas, periodinė terminė dezinfekcija, tas terminis šokas vadinamas. Tai jis reikalingas tam, kad sunaikinti, nes pavyzdžiui, sakykime, o čia yra skaičius, 1000 vienetų mililitrą vandens, bakterijų augimas. Ir kreivė, pavyzdžiui, 58 laipsnius palaikėm kažkiek tai minučių, ne 20, mažiau, koncentracija sumažėjo nuo 1000 iki 100, po to
Atsisukom gal karštą vandenį, pradėjom karštą vandens temperatūra nukrito iki 54, ne iki 54, o iki 40. Koncentracija padidėjo per 2 valandas, tai padidėjo, nedaug, ten iki 150, vienetų. Arba buvom išjungę cirkuliaciją, iš tikrųjų turi visą laiką veikti, nes kad nenukristų temperatūra. Ir 50 vėl koncentracija mažėja, ten mažiau negu 100, tada 54 dar sumažėjo ir dar čia 50, vėl mažyn, matot, jau mažiau negu 10. Ir po to nakčiai išjungiam cirkuliaciją, iki 40 ir tada padidėja. Ir taip reiškia, jinai ten gyvena, koncentracija didėja, mažėja, todėl kartais reikia daryti tą terminį šoką, kad jas sunaikyti. Aišku, kai darai dezinfekciją, tai atsiranda pavojus nuodegimams, todėl ten yra gyventojus informuoti, bet vėlgi, gyventojais, ten daugiabučiai viena yra, bet, pavyzdžiui, yra ligoninės, viešbučiai. Darai terminį dezinfekciją, tai kad viešbutį nepakabinsi, kad atsargiai su karštu vandeniu, pas mus viešbutyje vykdoma karšto vandens profilaktika dėl legioneliozės. Gali atsirasti stiprus nuodegimai. Vėl viešbučiai, jeigu turi termostatinius maišytuvus, tai jokių bėdų. Termostatiniai, jie pamaišo ir apsaugo, viskas tvarko. Karšto vandentiekio schemos. Termobalansinius mes sustatom čia tam, kad jie palaikytų kiekvieno stovo ten reikalingą temperatūrą. Registratorių. O šitų registratorių Danfosas nebeturi, tai tiesiog dabar ką galima daryti, tai čia įdėjus temperatūrinį jutiklį turim, bet jį gali nuvesti į BMS-ą, į debesį kažkur, tai gali tiesiog kaupti duomenis apie karšto vandentiekio temperatūrą. Čia tiesiog matymui ir sistemos stebėjimui, nes, kaip matot, yra šalis, kur tiesiog, ant tiek griežtai žiūri karštą vandenį, nes tai yra žmogaus sveikata. Galų gale žmogus ir gyvybė, tiesiog pavojinga yra, užveis sistemą legionelą. Kažkas, jeigu nusiprausi tą legioneliozę, užsikrės ir, jeigu pasidarys tyrimą, kad tikrai nuo legioneliozės, tai viskas, tave užkrėtė kažkur tai viešbutį, nežinau, sporto klubą, nedaug dievė, numirė žmogus, tai iš viso tragedija. Tai reikia viską daryti taip, kad stebėti tas temperatūras, kad žiūrėti, kaip tavo sistema veikia. Nes dabar yra objektų, kur visiška betvarkė. Žmonės daro, ką nori, prisijungia grindinį šildymą, prisijungia ten gyvatukus per visą sieną, numuša karšto vandens temperatūrą iki 30 laipsnių, tai kas? O paskui eina Jenusio, padaro reidą per daugiabučius ir kas antram daugiabutį randa legioneliozę. Taip, tai čia registravimo, sakykim, tas prietaisas. Jeigu be registravimo, tai gali čia tiesiog termometrus susisukti. Ir pirmininkas, eksploatuojantis, sakykim, ten, gali praeitus stovus susirašyti temperatūras, kiek nuo kiekvieno, nes dabar realiai niekas nežino, kokia temperatūra grįžta iš kiekvieno stovo. Galima dezinfekcijai variantas, tai čia terminė pavara dedasi ir tiesiog prie valdiklio jungiasi, dar nebegamina šitų valdiklių, tai reikėtų tada imti kokį nors kitą, ar laisvai programuojamą, ar prie pasto valdymo sistemos jungti. Reiškia, jis matuoja temperatūrą, tada matuoja, kokia ateina iš vandentiekio, galbūt pasako valdikliui, dabar pakelk temperatūrą, tas pakelia. Jeigu sunkiai vyksta dezinfekcija, tada gali uždaryti visus stovus, šitą pravaro tam tikrą laiką dezinfekcijai, tarkim, šiandien 5 laipsniai 2 minutės. Prasuko, jį uždaro, izoliuoja, tada kitą stovą, jį pradezinfekuoja, ir taip vieną po kito gali pradezinfekuoti ir užregistruoti, kokia temperatūra buvo, kokį laiką išlaikė, kad būtų pakankamas tas dezinfekcinis laikotarpis. Tam, kad nenusiplikyti, statomi treigiai miksai, pamaišymo muštuvai, arba, kaip sakiau, termostatiniai maišytuvai. Objektai, jeigu sudėti termostatiniai maišytuvai, tai viskas tvarkoja, nenusiplikysi. Jeigu jų nėra, tai galimi tokie yra miksai. Karšto vandens, temperatūros sureguliavimui, karštas, ateina šaltas ir čia miksas. Tai tokius naudoja vaikų darželiuose, nes pagal reikalavimą vaikams iš čiaupo turi bėgti nedaugiau 36 laipsnių. Tai tokį po, tarkim, 5 maišytuvais įdėjai ir čia tada vieną į čiaupą, sensorinį kažkokį, paspaudžiamą sensorinį ir tau jau bėga tada 36 laipsniai. Jis yra specialiai daromas čia toks pusiau kompozitinis, speciali spyruoklė, vidus irgi, jisai apsivalo kalkės, vidui, kai veikia ir neužkalkėja. Nesumaišykit su, čia yra TVMW, yra W, o H netinka. Specialiai parašęs, H yra heating, W yra water. Termobalansinių A versija, bazinė versija, ką atlieka, tai yra termininis balansavimas, palaiko stovų vienodą temperatūrą. B versija turi dezinfekcinį modulį, kad yra tiesioginio veikimo įdėta kapsulė. Štai čia kaip veikia. Veikia taip, kad
kai paleidi dezinfekcinę temperatūrą, pakeli iš mazgo, tarkim, 60, reikia paduoti 63, ne mažiau kaip 63, geriausiai 63, nuo 63 jinai atsidaro, tada praleidžia didesnį debitą dezinfekcijai. Nes jeigu su šito nori dezinfekciją padaryti, tai irgi gali, bet tada turi ateiti, šitą raudoną išimi su 2 mm rakteliu, temperatūrą pastatai ant šiam 5. Pasiemi laikmatį, įsikiši termometrą ir žiūri, grįžtantį temperatūrą kokią. Pravarė, gerai, registruoji žurnalą, kad dezinfekuotas stovas, atstatai 50, eini prie sekančių. Nu, taip visus, kiek ten 6 stovai, 8 daugiabutėje, nedaug jų būna. Čia termometras, čia automatinis. Čia kaip šitas veikia. Atėjai į šiluminį mazgą arba nuotoliniu būdu per linhitą, paleidai dezinfekcinę temperatūrą, jau prieš tai išsiuntinėjai į grupės chatą daugiabučio prieš savaitę, kad šią dieną bus dezinfekcija, kad visi žinotų, matytų skelbimus ten ant lentų iškabinai ir taip toliau, kad visi žino, atsargiai su karštu vandeniu bus dezinfekcija vykdoma. Ir paleidai. Jie turėtų atsidaryti viršys 63 laipsnių temperatūrą. O užregistravimui, tai arba pasitikė, kad jau tas jau įvyko, arba turi eiti ir stebėti vizualiai. Šitas variantas, pavara, jutiklis, gali paleisti nuotoliniu būdu, stebėti per nuotolinio stebėjimo sistemą, kaip, reiškia, pavarą atidarei ir tada termoporas registruoja temperatūrą. Gali uždėti algoritmą, kad jeigu tokia temperatūra, tai tiek, jeigu tokia, tai tiek, kad pati sistema veiktų automatiškai, nes, kaip matėte, gali dezinfekuoti ir prie 60 laipsnių, bet tada bus vienoks laikas. Gali prie 65 laikas trumpės. Tie 3 variantai. Tai A versija, bazinė versija, gali visą laiką praplėsti į B versiją arba į C versiją. Tai B versija šiuo metu yra realiai pati populiariausia, su dezinfekciniu moduliu, kuris atsidaro nuo didesnės temperatūros. Praktiškai čia esminiai dalykai, tai svarbiausia karšto vandentiekio sistemose, kad vanduo nestovėtų, visą laiką judėtų, neišjungti cirkuliacinių siurblių. Ypatingai, jeigu yra turinės talpos, stebėti, kad nenukristų temperatūra mažiau kaip 45 laipsniai. Ir kartais daryti, kaip priklauso, kartą į ketvirtį daryti terminį šoką pagal laiką. Pasižiūrėti, kiek ten valandų išlaikyti nustatytą temperatūrą, kad legionela susinaikintų. Jeigu objektas visuomeninis, tai rekomendacija sudėti temperatūros jutiklius ir bent jau stebėti karšto vandentiekio temperatūros, kiekvienas stovas, kas grįžta, ir užsidėti savo alarmus, jeigu, sakykime, temperatūra pradeda kristi. O kristi gali ir dėl visai paprastų priežasčių, kaip pavyzdžiui, sugedęs maišytuvas, pavyzdžiui, netermostatinis, tas, kur atsidaro, bidė visokie būna. Pramuša šaltas karštas ir, pavyzdžiui, šaltas vanduo pradeda bėgti į karštą. Permuša karštą, įbėga į karšto vandens sistemą ir numuša karšto vandens sistemą dėl prasto maišytuvo. Pavyzdys iš praktikos. Daugiabutis darė renovaciją, susidėjo termobalansinius. Sako, viskas gerai, bet kažkaip tai vienas stovas šaltas. Ir sakau, termometrus susistatykit. Temperatūra visur vienoda susistatė, 45, susidėjo termometrus. Visur plius minus 45, vienas stovas 30 laipsnių. Sako, jie man sako, 30 laipsnių, matai? Sakau, matau. Tai sako, ką, tai sakau, prie ko čia balansinė. O tai kas čia, sako, tai sakau, kas sistemoje pas jumis čia? Kažkas, sakau, šilumą vagė, numuša karšto vandens temperatūrą. Sako, vasaros metu, ten antram aukšte darėsi remontą. Ir manęs klausė, pirmininkas, sako, ar galima įsidėti kopetėlės tokias? Sako, aš leidau. Tai sakau, tau rezultatas. Kur tau gyvatukas senas ir kur kopetėlis. Numuša karšto vandens temperatūrą. Pagal ES reikalavimus direktyvas ant karšto vandentiekio, nebuvo ne vienoje nuotraukoje gyvatukų. Ne vienoje schemoje gyvatukų. Neleistina. Nei gyvatukai, nei grindinis šildymas, nei dar koks nors velnias, kuris mažina karšto vandentiekio temperatūrą. Čia turi būti tiekiamas izoliuotas ir grįžtantis irgi turi būti izoliuotas ir ant grįžtančio terminis balansinis su termometru, kad rodytų, kokia grįžtanti karšto vandens temperatūra. Ir, aišku, šilumos punkte monitoringas, stebėti, kokia grįžtanti karšto vandens temperatūra. S0, tai kokia yra tiekiama, ir S1, S8, čia yra kiekvieno stovo tavo norimos nenorimos, o čia tiesiog faktinės temperatūros gali tiesiog registruoti. Apsauga nuo nudegimo, tai kaip minėjau, tie termobalansiniai arba
trijų va, tas miksas. Patarimas, sakykime, nuosavų namų šeimininkams vandentiekį projektuoti taip. Šalta, pasidarai 2 įvadus. Įvadas bendras, tada viena atšaka eina minkštintas ir visur, kur tavo skalbimo mašinos, indaplovės naudoja tavo vandentiekį šaltą, paduodi minkštintą. O pavyzdžiui, į sanmazgus irgi visur į sanmazgus, ne? O į tą vietą, iš kurios tu gersi vandenį, nepaduodi jau tą su kalkėm, su deguonim, kur žmogui sveika, virtuvę, maišytuvą su kalkėm. Apie miksus dar galima ir šiek tiek užsiminti, kad karšto vandens miksas rekomenduočiau irgi visur, jeigu turi elektrinį boilerį, tokį daiktą naudoti. Nes ilgainiui eksploatuojant karšto vandentiekio pašildytuvus, jie iš vidaus apkalkėja, termoporą apkalkėja, tu nustatai 50, bet jis pradeda daugiau palaikyti, ir gali kažkaip nusišūtinti. Gali pagelbėti pasigaminti daugiau karšto vandens, tai sakykime, jeigu tavo boileris per mažas ir ten atvažiavo giminių vieną kartą metuose ir reikia daugiau karšto vandens, tai boilerį tada galėtum pasikelti temperatūrą. Nesveika boilerį, bet vieną kartą metuose to pačiu dezinfekciją padarysi. O su miksu tada turi daug karšto vandens, tarkim, 65-70 laipsnių, per miksą gali tiesiog vandens kiekį didesnį pasidaryti. Laikinai, ne pastovam naudojimui.